aiškintis. Gerai, mes tęsiam karštą vakarą. Premjeras Kubilius, atsiprašau, mes tuoj pradėsim aiškinimąsi. Premjeras Kubilius sako, jog šilumos tiekėjai turi įtikinti, kad nesukčiauja. Šiandien vyriausybei buvo susirinkusi darbo grupė, kuri aiškinasi išaugusią šildymo sąskaitas. Mūsų studijoje Kęstutis Čilinskas, Danutė Bekintienė bei Arūnas Keserauskas. Ir Arūnai, jūs sakot, visų pirma, turi būti noras aiškintis, kad išsiaiškinti. Ką jūs norit pasakyti, kad nėra to noro kol kas? Galiu pasakyti, kada aiškinasi, tai iš tikrųjų žmonės komunikuoja. Jeigu yra išankstinis nusistatymas, tai tikrai nebus jokio išsiaiškinimo. Mes vakar buvom pakviesti pas merą ir Vilniaus energijos vadovas, aš buvau pakviestas ir mes bandėm tikrai žiūrėti, kas darosi Vilniuje. Mes turime visą statistiką, visų namų statistiką, kiek namai suvartoja šilumos, kokie yra mokesčiai. Žinoma, iš karto galima sakyti, kad renovuoti namai moka turbūt kartais ir tikrai kartais mažiau negu tie namai. Tai akivaizdu. Tai labai akivaizdu ir iš tikrųjų turbūt galbūt ir prisiema mes dalį kaltės, kad per mažai reklamuojam, per mažai teikiam informacijos apie tuos renovuotus namus. Mano čia komunikacijos problema, tai kad tas toks audringas. Aš galvočiau, kad ir komunikacijos, ir galbūt informacijos toka. Tai mes šiandien ir premjero iniciatyvą buvome sukviesti vyriausybėje ir iš tikrųjų vardėm kaip pagrindinę problemą vis tik tai pradžiai informacijos. Tai informacijos, man atrodo, įsprendžiami dalykai. Mes turime laikotarpį per 2 savaitės turime pateikti, kaip ta problema bus įspręsta, kokią informaciją vartotojai turi gauti, kiek namas suvartoja šilumos, kiek konkretus būtas suvartoja šilumos. Ir tik tai, kaip pasakyti, va šiuo atveju mes, kur būt nagrinėjom konkretų jūsų atvejį, tai mes nepadėjom paskutinio taško. Mesgi aiškiai pasakome, kad ponios problema Danutės, jinai bus įsiaiškinta ir bus pasakyta, kodėl. Bet čia ne ponios Danutės problema, čia visos Lietuvos problema. Nevedinkim visos Lietuvos problemą, tai kas yra visų žmonių. Kiek mes gaunam reakcijų, tai tikrai labai plati problema. Jeigu jūs įvardinsite, kad daugiabučiuose gyvenimas yra žmonių problema, tai tada taip. Bet šiuo atveju mes nagrinėjom konkretų. Nemanot, kad tai yra masiška problema Lietuvoje šildymo sąskaitos? Kad kainos yra didelės, aš suprantu, kad yra problema, bet mes turime atskirti, ar tai yra šilumos kainos problema, ar socialinė problema. Tai Danutė, jūs čia susireikšminus triukšmą keliat vieną ar 2 žmonės, naudojate visiškai, aš kalbu ne apie didelę savo asmeniškai kainą, nes aš įsitikinusi, kad tai yra klaida. Reiškia, pataisys tą klaidą. Palaukit. Tai jau, kai vadybininkai skaičiavo tas kalorijas sušildymą, juk jį pamatė, kad vienas butas yra kažkoks išskirtinis. Tai ar aš turiu ieškoti, vyras iš darbo pusė dienos jos laukti, jį pati turėjo susiieškoti mūsų ir pasakyti, čia šitam bute yra problema, bet aš galėjau tos problemos net nežinoti, jeigu gyventojai nebūtų, namo gyventojai mane pakvietė į susirinkimą. Gerai, ką tie žmonės jums sako, kurie ateina ir kokie čia yra kiekiai žmonių, nes gal štai šilumos tiekėjam atrodo, kad čia nėra tokia masinė problema plati. Žinot, antrą savaitę aš negaliu užsiimti jokių kitų darbų, kaip tik, reiškia, atsakyti žmonėms, juos skundų didžiausia, medžiagos įvairiausios, netgi specialistai medžiagos tokios ir siūlymų, kur čia šuo pakastas dėl tų didelių šilumos kainų. Tai žinoma, visą tą medžiagą aš renku ir perduosiu vyriausybės darbo grupiai. Ačiū jai, kad jinai kažkaip jau gal net ir pavėluotai, sakyčiau, sureagavo. Ne per minkštai premjeras reaguoja? Manyčiau, per minkštai. Manyčiau, per minkštai ir reikėtų griežčiau ir reikėtų pareikalauti, būtent net tos komunikacijos su gyventojais. Jūs pasižiūrėkit, kokie susirašinėjimai su gyventojais. Vienas rašo apie ratus, kitas taip pat rašo apie batus. Ir kiekvienas net nesusitaręs vienas su kitu meluoja. Tai kaip gyventojams reaguoti? Kaip gyventojams reaguoti, jeigu aš tokį pažeminimą, sakykime, patyriau, dėl to, kad čia mano lygtai problema, bet čia yra ir Vilniaus energijos problema. Tai jie galėtų patys mane susirasti ir ieškoti, kaip ir su gyventojais, šnekėti, tartis, kodėl tas komfortinis šildymas. Dabar gyventojai klausia manęs, kas yra komfortinis šildymas, kuris 20% reiškia brangesnis. Bet jūs jo nepasirinkot. Bet šiluma tai nekomfortinė. Mūsų namas turi, reiškia, nuotolinį valdymą.
Ir aš niekada, aš sąmoninga vartotoja, užuolaidos iki pusę langų, vamzdžiai atidaryti, niekas neužkrauta. Išeinu užsuku, pareinu atsuku ir reguliuoju taip. Savaitę gruodžio mėnesį iš vis buvau išvažiavusi į kaimą velykinių tarp tų atostogų, buvau užsukusi minimaliai. Tai jeigu aš nerandu teisybės, kur aš žinau tuos kelius, kur juos ieškoti, tai aš būtent ir keliu tą problemą, ne savo problemą. Aišku. Bet ką daryti tada eiliniam žmogui? Aušra Maldeikienė telefonu, Danutė Aušra Maldeikienė su mumis telefonu, ekonomistė, labas vakaras jums. Labas vakaras. Aušra, tai jūsų požiūrį, kasgi čia atsitiko Lietuvoje ir kodėl čia visi taip pritrenkti, pribloškti tų šildymo sąskaitų ir kaip jūs į tai reagavot? Aš taip suprantu, kad ten kalbėjo prieš tai Seimo narė, taip? Taip. Kol mes Seimo nariais laikome žmonės, kurie apskritai nesuvokia tikrovės, tai tokie dalykai ir tęsis. Šiaip iš tikrųjų tai nieko beprecedenčių neįvyko. Jau 4-5 metai aišku, kad o ypatingai per krizę tapo aišku, kad išgyventi net gaunant vidutinį atlyginimą. Aš nekalbu apie pensiją, nekalbu apie minimalų atlyginimą, yra tiesiog neįmanoma. Ir čia problema yra ne ta, kad jie ten dabar mums praneš, iš ko padaryta mūsų kaina. Problema yra ta, kad kaip Sovietų Sąjungoje buvo neteisingai vertinamos prekės, vienoms mažos kainos, kitom didelės. Taip ir dabar iš tikrųjų darbo jėga, samdomi darbuotojai, jie elementariai yra pastatyti į darbų padėtį. Jeigu mes kalbėtumėm apie laisvą rinką ir kapitalizmą ir jeigu Seimo nariai apie tai nutuoktų, tai jie suprastų, kad toje rinkoje visos prekės, įskaitant ir darbo jėgą, turi būti apmokamos. O mūsų darbuotojai yra neapmokami, yra sudaromos sąlygos žmonėms vergauti arba palikti tėvynę arba vogti. Keliai yra 3, taip? Aš visokią kontrabandą, visokius tenai turgelius su neaiškiais ten neaiškumais traktuoju tą pačią, prievartinę dažnai vagystę. Tai iš tikrųjų mes tiesiog esam valdomi neraštingų žmonių. Ir 3 dieną televizijos ekranuose verkianti apie savo problemas ponia, iš tikrųjų yra klasikinis pavyzdys mūsų valdžios. Kai jau ją palėtė, jinai suvokė. Bet tai ką jinai nežino, kad iš vidutinę algą pragyventi negalima. Kodėl gauna gerokai didesnį. Tai jūs mano, čia yra problemos esmė, kad iš tikrųjų žmonės... Aš žinau, neturi ryšio mūsų ekonomika su realiom kainom. Už tokias kainas, kokias gauna, už tokį įvertinimą darbo, kokį gauna žmonės Lietuvoje. Ir nereikia man klėdėti apie tai, kad jie labai neefektyvūs. Jie iš tiesų sukuria gerokai daugiau produktų, negu kad vidutiniškai jam atlyginama. Pas mus mėgsta pasakyti, pas mus yra našumas mažesnis. Taip, mūsų našumas gerokai mažesnis. Bet mūsų atlyginimai ne tiek mažesni, kiek mūsų našumas mažesnis. O beveik 3 kartus daugiau. Tai yra atlyginimai už tą patį našumą vakaruose yra didesni. Ir iš tikrųjų atstatyti reikia pirmiausia pradinius dalykus. O po to klėdėti tam kažkokią sąskaitą, netaip išrašė ir dar ką. Supratom. Ačiū labai. Tik blogiau. Ačiū labai, Aušra Maldeikienė. Jums, ekonomistė, mokslų daktarė, įsiterpė į diskusiją, bet Kęstuti, jūs taip korektiškai stebit ir vis dėlto, kur čia yra jūsų požiūrių problemos šaknis? Tai, iš tikrųjų, sunkiai suvokiama, kad pensijos dydžio sąskaitos, tas turbūt ir iššaukė tokį pasipiktinimą žmonių, bet galbūt, kur yra problemos šaknis jūsų akim? Visų pirma, padarius, kaip minėjau, Lietuvoje būtent padarius iš to verslo bendrovės, siekiančias pelno, iš tų paslaugų tiekimo, skirtingai negu kad Skandinavijos šalyse, kur tai draudžiama daryti. Jos neturėtų siekti pelno tiekėjai. Taip, ten yra pelno nesiekiančios bendrovės. Tai iš ko joms tada gyventojai moka mažai, verslas moka mažai, visi atsigauna, visa ekonomika atsigauna. Dabar visą tą, jeigu pelno bendrovė, aišku, ko jinai nori? Aišku, nori didelio pelno. Visi žiūri, kaip sugebėjo 1,3 milijardų nugriebti iš vartotojų ir iš valstybės būtent, kaip žmonės maksimum, būtent elektros energetikos srityje. Tai kiekvienas svajoja, kaip čia mums nugriebus, kaip sugalvojus, kaip į kainą pridėjus daugybę dalykų. Manote, esmė yra grobuoniški monopolistų interesai? Taip liaudiškai kalba. Tai tiesiog gerai įstatymai parašyta, kad siekia pelno.
bendrovės turi siekti pelno. O siekdama pelno, tai jinai turi kelti kainas, turi kaip nors kovoti. Bet tai čia yra toksai, kaip sakant, pagrindų pagrindas, o po to valstybė, sakysime, jį turėtų riboti kaip nors, tą alkį. Alkis yra didelis, nenumaldomas. Bet ir dabar riboja, yra pelno maržos. Dabar ribojimas yra toks, kad nedrįsta kainų ir energetikos kontrolės komisija įsikišti iš visą šitą procesą kaip nors reikliai. Dėl to, kad algos yra geros ir jeigu susipykti su tikrąja valdžia, tai yra su monopolijom, tai tos algos bus aišku. Mano Arūnas yra tikrosios valdžios atstovas. Tai yra tikroji valdžia, nes kas valdo? Tas, kas finansuoja, sakysim, politinį procesą, tas yra įtakingas. Taip, jūs manote, čia todėl premjeras, pavyzdžiui, gali, jis irgi niekur nesikir ir sako, jūs tik įtikinkit žmonės ir viskas bus gerai. Tikroji valdžia energetikai, kurie lesina iš rankutės mūsų politikus, o politikai tiesiog paskui tom rankom. Galima nepasitikėti absoliučiai nieko, galima prikurti institucijų ir visom tom institucijom nepasitikėti, bet aš tada nežinau, kur aplamai valstybė keliauja. O Europos Sąjunga reikalauja, kad tos institucijos būtų. Jo, reikalauja, kadangi jeigu yra monopolija, visose pasaulio valstybėse monopolija yra, ir jeigu yra monopolija, yra reguliatorius, kuris bando monopolijai neleisti įsigalioti. Taip yra Lietuvoje ir ta institucija yra senai sukurta. Tai noriu pasakyti, monopolija yra natūralios monopolijos, kur dėja, bet jos egzistuoja. Elektros tinklai, šilumos tinklai, vanduo. Ir čia konkurencijos neįmanoma sukurti. Konkurencijos visur sukuriama išskyrus Lietuvą. Dar kartą sakau. Išskyrus Lietuvoje neįmanoma. Neklaidinkit žmonių, tikrai nereikia, labai gerbiamas žmogus, bet klaidinti tikrai nereikėtų žmonių. Yra natūraliai. Patikėkite, buvau ir tenai, ir buvau tose ūkiuose, ir kur yra monopolis. Bet ten yra pelningai, taip pat veikia. Čia Kęstutis sako, ten nėra pelno. Kiekviena monopolija yra kontroliuojama. Kiekviena monopolija tikrinami visi kaštai, visos pajamos ir Lietuvoje negali būti pelnas didesnis negu nustatyta, tai yra 5% nuo turto dalyvaujančio šilumos veikloje. Ir tas pelnas, jisai yra toksai, koks apibrėžtas. Įmonė, kaip jūs sakote, ten milijardus ar koks susiskaičiuoti negali. Elementariai jinai yra kontroliuojama ir jinai negali. Jinai negali pasipelnyti iš vartotojo daug daugiau negu norėtų. Yra nustatytos ribos, kiek jinai gali ir visa kita. Supratome, Arūnai, jūs remiat politikus. Kaip sakot? Jūs remiat politikus. Ta prasme, kokią remiat? Ar aš domiuosi politiką, tai politikas energetikai remia politikus ir paskui, politikai tampa supančioti. Galbūt ne tas žodis remiat ar neremiat politikos. Reikia atskirti politiką, energetiką, tai yra nesusiję dalykai. Energetika, šilumos, karšto vandens ar... Taip, bet ar energetikos bendrovės finansuoja politikus klausimus? Energetikos bendrovės politikų nefinansuoja. Bent aš tokių faktų nežinau. Danutė šypsosi, bet... Aš vis tiek norėčiau sureaguoti dėl ponios Maldeikienės pasisakymo. Žinoma, paprasčiausiai pasakyti, kad už viską kaltas Seimo narys. Bet šita Seimo narė būtent ir gyvena daugiabutyje ir labiausiai žino tų žmonių bėdas. Bet, Danutė, čia ne apie jūsų laida, viskas aišku, bet gal nereaguokite taip asmeniškai. Bet tai šitaip negalima kaltinti visais dalykais. Lyg tai jinai tapo Seimo nare, tuoj pat visas išspręs ekonominės problemas. Gerai, apie šildymo sąskaitas mes šnekamės šiandien. Neteisybės nereikia šnekėti. Vyriausybė taip pat aiškinosi šitus klausimus, netrukus po reklamos grįšim ir tęsim karštą vakarą. O kad ne politikų.